Labas. Šiandien panorau pasidalinti apie kontrastinį dušą. Galbūt dėl to, kad socialinėje medijoje tikrai labai daug yra video įrašų, postų, kaip žmonės maudosi eketėj, kaip voliojasi po sniegą, nes tas dabar šaltasis periodas jis tikrai duoda galimybę tokiai praktikai. Na, nežinau, kiek tai yra sveika iš tikrųjų, kiek tai yra naudinga, nei taip, nei už nesakau, kiekvienas čia šitoje vietoje tikrai turit pasirinkti. Bet aš labiau priimu tokį paprastesnį dalyką, kaip kontrastinį dušą, kuris, na, tikrai yra naudingas ir visam organizmui, ir odai taip pat, taigi kartu ir grožiui, ir sveikatai. Ir tikrai yra, na, paprastas kasdien naudoti, kasdien ar galbūt kažkiek kartų per savaitę, kaip jau mes nusprendžiam, bet tikrai yra jau pripažinta, kad tai tikrai yra ir sveikatai, ir grožiui labai naudinga. Na, tiesiog padeda kenksmingas medžiagas iš organizmo netgi pašalinti. Tuo pačiu stiprina imunitetą, net pagerėja medžiagų apykaita dėl to, kad tas kontrastas šilto ir šalto būtent paveikia šitaip. Galų gale ryto procedūra, ryto praktika, tai yra ir nuotaikai pakelti, ir tokia visai dienai tokia užduodam organizmui tokį, ritmą savotišką. Tai tikrai namų sąlygomis aš skaitau, tai yra tokia labai komfortiška iš dalies, tokia organizmo grūdinimo, praktika. Ir nieko nekainuojanti, tik šiek tiek laiko, šiek tiek mūsų entuziazmo, šiek tiek supratimo, kad tai yra tikrai nauda, nes iš kitos pusės netgi prie svorio mažinimo irgi prisideda dėl to, kad tiesiog stiprina imunitetą ir tuo pačiu padeda įvairioms ligoms atsispirti. Galbūt išoriškai, jeigu esam tarp sergančių žmonių, tai tas kontrastinis dušas, jisai tiesiog sustiprina mūsų tą visą organizmo atsparumą ir mes pasidarome daug atsparesni. Dėl masažo poveikio tas kontrastinis dušas, jisai turi naudos ir veikia mūsų visą limfodrenažinį tokį efektą atlieka. Ir aišku, kad tai yra ir pagalba organizmui iš organizmo pašalinti nenaudingas atidirbusias medžiagas. Tai, žodžiu,